Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Biški pakalbėsim apie tai, jog ar jūs suprantat, kad jūs esat vienintelis žmogus, kuris save supranta geriausiai. Tai yra, kad jūs žinot visą savo istoriją. Nes pavyzdžiui, kaip ateina kitas žmogus ir pasako, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokit, aš jums dabar sakau, jūs esat niekas, jūs esat tinginys, jūs esat koks nors dar blogas dalykas, arba koks nors geras dalykas, geras žmogus, punktualus, ten panašiai. Ar jūs turit tą tokį jausmą, kad aš nelabai turiu žodžio šitame, aš nežinau jūsų. Netgi jeigu, pavyzdžiui, būtų žmogus labai daug dalykų, minčių išdėstęs, pavyzdžiui, Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e, panašiai matytumėt jo darbus, belio kokį YouTuberį, ten content creatorį paimtumėt. Ar jūs žinotumėt jį geriau, negu jis žino save? Ne. Tai tiesiog, tai reiškia, kad jūs esat geriausias, labiausiai suprantantis žmogus apie save. Tai yra labai svaru, nes jeigu tai suprantat, tada suprantat, kad kitų žmonių jų ant jūsų uždėtų labels, kaip čia pasakyti, atsiprašau, tiesiog uždėtos žymos ant jūsų, ten, pavyzdžiui, punktualus, panašiai, svarba, ar tai būtų negatyvas ar pozityvas, jos neturi reikšmės. Jos neturi reikšmės, nes vienintelis žmogus, kas žino jūs, tai esat jūs. Aš, jūs, kiti. Ir vienintelis tikrasis balsas, kuris turėtų jums rūpėti, esat pats jūs. Tai jo, šiandien toks skandalas. Ja, gerai, varykit daryti darbus.